Tai ką, sveikutėlį inkilo žiūrovai. Atvažinėju čia jau prie pirmo iškrovimo, čia vieną paletę ištimėsiu Fredericijai, 2,5 tonos. Ir važiuosiu čia netoli į Koldingą irgi didžiąją dalį išsikrauti. Viską išskyrus vieną paletę liks, tai dar po to 5 kilų pavežti. Tai bus viskas, šiandien reikės pasikraut kažką. Čia važiuoju iškrovimą ne pagal adresą ant dokumentų, nes žinau, kad adresas ofisą nurodyts, o iškrovinėjai visą laiką čia. Į šitą vietą visą laiką siunčiu iš ofisą. Kažkodėl ant visų dokumentų nurodyts adresas yra pačioj Fredericijai, reikia važiuoti. Nuvažiuoju ten kaip durnius į uostą ir ieškai. Atvažiuojam į Fredericiją Shipping. Jūs pasiekėte savo kelionės tikslą. Pasiekiau. Čia kažkaip snigt pradeda. Atrodo, iš pradžių lyja, dabar čia snyguriuoja biškį. Ši pačia va galim buvo. Va čia matėt stelažiuką? Čia stelažiuks buvo po dešinę pusę sniegui nusivalyti nuo priekabos. Čia galim eiti į ofisą prisiduoti. Arba galim tiesiai važiuoti, nes aš ten žinau, kur važiuoti. Kad prisiduot karistai. Čia didelį kalmarai važinės, kur konteinerius važiuoja. Reikia žiūrėti, kad nenuskintų nuo vaizdo. Nes mane čia kai mailius pakeltų, padėtų, kur reikia. O čia šaldytuviniai konteineriai, kas nežinot. Visokie bananai važiuoja čia per tokius. O, matau savo kariuką. Čia po kairę mano kariukai 2. Ten atsistuosiu. Žinau jau, kur stuotis, ką daryti. Ne pirmą kartą kare. Praeitą kartą čia karistai tokie draugiški. Praeitą kartą čia iškrovinėja. Čia nebepravažiuosiu, kas čia yra. Mažai vietos. Užstatę plokštėm. Reiks čia kur nors. Čia matom plokščių pridėtą. Čia išsiraitysim. Turėjau pravažiuoti tenais, bet kažkaip tai žiūriu, kad nelabai. Gal pralysiu. Ai, tilpsiu. Pristatė biškį plokščių. Pralindau šiek tiek. Eisiu, prisiduosiu popierius. Iš tikrųjų, pirmą atsidarysiu ir viskas. Jie mane pats atvažiuos karistas pas mane, kai būsiu pasiruošęs, ką čia bėgioti per lietų. Nu ką, atvažiuoju jau į antrą vietą. Reikia čia kažkur karistą susirasti. Pasigaut, kur čia tą metalą iškroviniai. Kol kas važiuojam. Pažiūrinėjau į sandėlius. Čia viduje laivai. Po kairę pusę čia laivus laiko.
Garažuose matau. Medis. O priek... O, blecha, kaip čia. Pagalių primėtyta. Varom tiesiai matau fūras. Dešinį, pasukite dešinėn, tada sukite kairėn. Tai greičiausiai ten ir bus, kur fūras. Po 200 metrų sukite kairėn. Čia popierius po kairę matau. Kur metals. Kaži. Priekį lygtais yra sandėliuks. A, po kairę metals. Varytas. Einam šnekėti. Siunčia mane į kitą uosto pusę. Biški kitur. Reikia apsisuk dabar čia. O ten kitam krante. Tenais. Sakė, išsikrausim. Po 200 metrų sukite kairėn, tada sukite kairėn. Tai reikia važiuoti atgal dabar. Daug čia jie turi visokių sandėlių. Ten vartų kods yra, tai davė kodą vartams. Nu, žodžiu, viskas neblogai, pasakė kur. Mandagus, draugiški, viską. Realiai eilinį kartą gavau adresą kaip šito, kaip ofiso. Staigiai sukite dešinėn, tada iškart sukite kairėn. Kiek kirų matom, ne? Normaliai čia skraida. Auč. Apšiks visą mašiną. Gal kokius grūdus išpilinėti, galvoju, kad čia tiek daug. Tikėtina. O, važiuojam lauk. Automatiškai atsidaro. Rinkitės antrąjį posūkį dešinėn. Varom. Apsuksim ratuką aplink uostą. Čia Koldinge esu, jeigu kam įdomu. Galėjau ir pro kitur važiuoti, nereikėtų čia staigiai sukiuotis. Bet vis tiek reiktų. Sakė, kad nereikia pagrindinę gatvę išvažiuoti. Čia va taip aplinkui važiuoju. Gerai sugalvota, kad uosto transportas netrukdytų. Čia įdomiai važiuoju, bet taip navigacija irgi rodo, kad pro čia. Au.
Au. Nelygu biški. Vartai atidaryti. Kodą turiu. Svarbu, kad neužsidarytų. Tuo momentu, kai atvažiuoju. O. Kažkur čia ir išsikrausim. Ieškau, kur čia galėtų būti mano iškrovimas. Kažkur čia gal, nežinau. O fūrą matau. Čia kol kas grūdai tik tais. O. Čia va ofisas turbūt, čia va gali būti. Reiks tik apsisukti. Kažkur tais. Bus va čia va kažkur. Čia nemažai sunkvežimių. Reikia apsisukti. Čia turbūt druską krovė po kairę pusę. O čia aikštelė yra, apsisuksim. Aš ten anoj pusėj buvau. Atvažiavom čia. Čia vyrai popierių išsikroviniai. Čia turbūt po kairę matau iškroviniai kažką panašaus. Sustosiu, nueisiu. Pasibazarint biškį. Va, iškrovinėja NTG-škę paletės. Kažką tai atvežė. Sakė, man priekį juos stotis. Bulgars. Atsistosiu. Kol jį iškraus, atsirišiu viską. O čia kaip tik vieta yra.
galim bus atgal biškį paduoti. Išsikrausim. Galim eiti. Viskas gerai. Mačiau, kaip kokie priešlėktuvinės gynybos sunkvežimiai atrodo. Čia grūdus turbūt vežioja, tokie uždari. Arba kažką kitką, nežinau. Atrodo kaip grūdai, kažkas geltona papučiu. Važiuojam. Bet gali ir nebūtinai grūdai būti, va tokie, o gali būti kažkas, belekas gali būti. Čia cements gal. Ar cements ant lietaus taip nebūna? Į akmenį pavirsti iš karto. Važiuojam iš uostą. Į paskutinę vietą, 5 kilo ir aš laisvas. Reikia važiuoti per Koldingą biškį. Galim pasivažinėti po Danijos miestą. Čia toks kryžkalnis biškė, ne kryžkalnis, gal kai Kaunas. Koldings labai tokia kryžkelė svarbi. Išsiskaido čia. Nu, kaip kryžkalnis arba kaip Kaunas, sakykime. Bet gal labiau kaip Kaunas, Danijos. Nėra labai didelis, bet ir nemažas. Pasakytų Naglį Šulį. Nei didelis, nei mažas, bet kiekvienam pagal nuotaiką. Oras bus nei šiltas, nei šaltas. Tiks ir vieniem, ir kitiem. Nes visiems neįtiksi. Vėjas irgi bus nei stiprus, nei silpnas. Biškį. Šlapia asfaltą. Turiu dar vieną plokštę galiai įsimetęs. Ne į priekį uždėjau, į galą. Biškį galai mažai, ant varančios biškį mažai yra svorio. Taip matot, neskubu stengiuosi ant žalio pravažiuoti. Sumažinu greitį, biškį negazuoju, kad nereikėtų sustoti, nes sustoji, tai po to buksuoji. Daugiabučiai, chruščiovkės. Matom, po kairę pusę chruščiovkės daniškas. Kažko mažai kas vaikšto. Visi su mašina. Net traškučių nedaug, bet yra, va. Karts nuo karto. Žiūrėkit, nulipa nuo dviračio. Reik praleisti. Va, močiutė. Kokių 200 metų. Bet va, nulipus. Va, tokie va dviratininkai yra patys profesionaliausi. Kai net su fūra sustoji prie perėjos. Štoli. Šiaip tas pats nulipims iškart parodo, kad eisi per perėją. Tai nu kažkaip būtent pats tas veiksmas suteiks saugumą, aš manau, dviratininkam. Nes jeigu rautų tiesiai per perėją, tai tu nežinai, kur jis važiuos. Atvažiuoji, ar jis tiesiai važiuos, ar per perėją, ar kažkur kitur. O čia nulipa, tai aš jau supratau, kad kam dviratininkai nulipti. Tai nulip tam, kad pereiti per gatvę. O ir sustojau. Fūristai tai labai svarbu, nes taip tu negali staigiai taip kirsti ant stabdžių. Taip, koks čia man dega. Čia žalis, o ten toliau raudonas. Iškis susibalamutinu, čia šviesoforų daug.
Dažniausiai va tokie va dviratininkai ir būna, kurie nulipa. Aš tai, kai su dviračiu važiuoju, irgi nenulipu šiaip. Bet aš ir pirmumą nereiškiu. Žinau, kad aš esu kelio vėžys. Tai visus praleidžiu, stengiuosi, kad nemaišyti praleidžiu, jeigu noriu nenulipti. Jeigu nulipu, tai tada jau turi teisę prašyti, kad tai praleistų. Jeigu nenulipi, tai nieks nepraleis. Aš taip darau. Ką, važiuojam, netoli čia liko. Žiūrėk, koks toliau šiandien platus. Ar duos keltą ar neduos, šiandien dar pakankamai anksti išsikrovinėjau, tai gali būt, kad ir keltą dar gausiu 2 valandos iš Grenos. Kas čia per susirinkimus? Protestuotojai kokie nors, kas čia yra. Filmuoji ten viską. Ką mano gerutėliai susikrovau viską, vakaras atėjo. Kažkaip čia sunkiai labai. Vienur laukau, kitur laukau, čia dabar irgi atvažiavau paskutiniai vietoj, tai ten buvo sukišom paletės, vos tilpo. Vieną paletę netilpo iš aukščio. Tai gerai, mano dėžėm buvo vietos susidėti, turėjo po 2 sudėti, bet jie kažkaip per aukštai sukrovė ir nebetelpa per aukštį. Čia pakavimo kartoną. Nieka tam baisaus, aišku, bet žodžiu. Šiandien bendri laikai baigsis. Ką darys? 3 iškrovimai, 5 pakrovimai šiandien. Rytoj viską net neišsikrausiu, jau dabar matau. Rytoj trumpai dirbėsi. Tai nieko gero. Bet ką darysim? Eisim poilsiauti. Galvoju, dabar užsuk gal kokį Lidlą. Pakeliui bus, sustosiu. Kažką tai užkramtyt nusipirkti. Gal savaitgalį kažką apsipirkti. Pasikepsiu gal ką, žiūrint, kur stovėsiu. Dar nežinau. Bus matyt, žodžiu. Tai va, važiuojam. Skambina da vyrai iš Panevėžio Kentai. Saka, sveik, saka, tu durns, saka, tu ką, tai saka, čia tu durns, Kronė daug geresnė priekaba negu Šmicas, saka, vamzdžius susikrausi, kai lys lauk tau pro priekinę sieną, tie vamzdžiai eik, tu, saka, Kronė daug geresnė, saka. Į dabar naujesnės, kur nepuncinkuotas viską, jau nebe tokias surudysės. Saka, tu durns, ką čia kalbi, saka, Šmica tam Panevėžy pas mumis čia sūnus dirba, surinkinėja, saka, tai dieve, saka, silikoną belekaip arba nėra iš viso. Vaje, žodžiu, privertė suabejot labai. Nu, šitą priekabą, jeigu taip žiūrint, tikrai nėra labai supuvus, šiaip, jeigu taip žiūrėt pagal rūdis, tai nėra labai žiauri, prie stojkių ten labiausiai supuvus. Ten tuos senesnės, kur buvo, tai ten, kur multilokas kilęs, tai ten tuos va rimtai, kai vafliai ištrupėję būdavo. O tos, tai šita mano nėra tokia supuvus, tai negali tikrai sakyti, kad šita yra puvėsis. Tikrai ne. Bet duris šudinai užsidaro. Nu, visi dalykai, kuriuos sakiau, visi yra teisybė. Čia niekada daugiau nepasakysiu. Nu, sako vyrai, grindis tvirtesnės yra standartiškai, bet turbūt grindis gali užsisakyti, kokias užsakysi iš Šmice, tokias įgausi. Bet gal standartinė komplektacija stipresnėm grindim yra. Va, tai žodžiu, sako, eik tu, sako, Kronė, bet čia jaučiu Kronė ir Šmicas, tai čia yra tie patys karai Scania, Volvo, Audi, BMW ir taip toliau. Kažkaip tom kvep, vieniem taip, kitiem taip kažkaip. Nu, man Šmicas labiau prie širdies, nežinau. Man kažkaip su juo lengviau dirbti yra.
man yra lengviau su šmicu, nežinau, kitiem gal kai turi, gal kronė geriau, kai savininkas esi, gal kronė yra geriau turėti. Čia va turi įleisti, va taip va kitas fūras lėtesnis Danijai. Kitaip jeigu atsitrenksi, kalts bus. Kai fūra tai nieka, bet kai būn kokie lėtapiedžiai, kur nepaspaudž gazą su savo kokiu nors bėmsu į velkas, tai nervint. Tavo va įleidų įsibėgėja, spaudžiam gazą, manau mirkčiai. Gerai, gerai. Nemėgstu užkišinėti priekabas palipat nosį. Žodžiu, važiuojam. Rangi. Nu ką, mano gerutėliai, sustojau parkingę. Neblogai šiandien irgi pravažiavau, tik šiaip jau privargau šiandien. 5 pakrovimai, 3 iškrovimai, tai daug yra. Va, jau bet kam, net ir man daug. Nusipirkau, sustojau Lidle, nusipirkau bulvinių blynų, viską dabar kepu. Ant nakties viską. Su grietinė, da turiu grietinės, da nusipirkau irgi, kad mažai nebūtų, nes grietinės turi daug būti. Prasikepu, pavalgau, įmiegoti. Rytoj 8 iškrovimai laukia, jeigu gerai suskaičiavau. Bet nesuvažiuosiu visų, nes šiandien baigęs bendri, aš net nedatrauksiu iki paskutinio. Bent kokį 6 išsikrauti jau būtų pasiekims. Ką padarysi, yra kaip yra. Tai va, einu kaip blynų dabar. Va. Nu va, kokie blyniukai. Super atrodo, ne? Pasistiprinam ir einam ant šono. Prisidedam grietinės dar normaliai. Dar nesugeda grietinė, kažkai. Nesugeda, kažkai. Kas tai grietiniai gali atsitikti? Va. Prisidedam grietinės. Pavalgam ir miegot. Tai ačiū, kad buvo su manim, jau privargau šiandien. Liežuvę nebeapverčiu. Ir sutiksim rytoj. Iki.